Švaistymai – labai svarbus Lean elementas ir tikrai vertas aptarti atskirai. Lean, būdama labai praktinė sistema, darbinė sistema, numato, kad švaistymus reikia pamatyti tam, kad mes juos galėtume pašalinti. Pasižiūrėkime, kaip tai daroma. Švaistymų stebėjimas yra Lean elementas ir čia reikia susigrumti su kai kuriais Lean priešininkų prietarais. Reikia pasakyti, kad Lean tikslas nėra dirbti greičiau, sunkiau ar atleisti darbuotojus. Lean tikslas nėra bet kurią kainą sumažinti atsargas arba mažinti savo kaštus kokybės klientų sąskaitą. Ne, Lean tikslas yra padaryti visus veiksmus tikslesniais, paprastesniais ir sklandesniais. Ir kaip tik to tikslo galime pasiekti, pašalinę kliūtis ir stabdymus. Taip sakant, mes galime pasiekti geresnio proceso, pašalinę švaistymus. Labai svarbu yra pasižiūrėti į Lean principus, tai yra darbinės nuorodos, į kurią pusę Lean sistema mus veda. Pirma, apibūdink vertę kliento požiūrį. Antra, detalizuok vertės grandinę ir pašalink švaistymus. Trečia, pasiek, kad vertė tekėtų nestabdoma. Ketvirta, kurk vertę, kai jos reikia, kai klientas ją traukia link savęs. Penkta, nuolat tobulėk siekdamas idealų. Ir pabandykime truputėlį konkrečiau detalizuoti, ką mes turime omenyje, sakydami pašalink švaistymus. Švaistymas ir vertės kūrimas. Lean sistemoje švaistymai yra vertinami visą laiką kliento požiūriu ir pirmoji užduotis yra pastebėti švaistymą, kad galėtume jį pašalinti. Tačiau, norint pastebėti švaistymą, mums reikėtų apsibrėžti, kas tai yra vertė. Vertės kūrimas pagal Lean apibrėžiamas tokiu būdu. Pirma, atliekamas darbas turi būti svarbus klientui. Antra, informacija arba medžiaga darbą atliekant turi keistis. Trečia, darbas turi būti atliekamas kokybiškai ir iš pirmo karto. Taigi procesas kuria pridėtinę vertę tada, jeigu visos trys sąlygos yra tenkinamos vienu metu. Ir priešingai, jeigu bent viena iš sąlygų nėra tenkinama, atliekamoje veikloje mes turime švaistymą. Švaistymai yra bet kokia veikla, kuri reikalauja resursų, tačiau nesukuria vertės. Vertės apibrėžimas mums užduoda iš karto du klausimus. Pirmas tai yra apie tai, kokia yra atliekamo darbo paskirtis, ko iš tikrųjų nori klientai, ką vertina klientai. Čia mums reikia išskirti, kad procesas gali turėti išorinius klientus, tai yra tie, kam yra skirtas mūsų kuriamas produktas ir tai, už ką klientas sutinka mokėti savo pinigus. Tačiau mes galime turėti vidinius klientus, tai yra kitus procesus, kitus funkcinius padarinius, kurie naudoja mūsų kuriamą darbą, atliekamą darbą. Antras aspektas yra tai, kad mums reikia pasižiūrėti, kaip yra atliekamas darbas, koks procesas tą darbą atlieka. Taip sakant, kokią informaciją mes perdirbame, kokias medžiagas perdirbame, su kuo mes dirbame, mums reikia tai suprasti. Mums reikia suprasti, ar visi proceso elementai yra reikalingi, ar tie elementai yra nuoseklūs, ar yra logiški, ar procese yra stabdymų, pakartojimų, taisymų ir laukimo. Kaip tik vertės apibrėžimas mums užduodamas šios klausimus, mus išveda į švaistymo paiešką. Vertė kuriama vertės grandinėje arba kiekviename padalinėje ir kiekvienoje darbo vietoje. Čia reikia ieškoti švaistymo, ne kur nors kitur, ne kur nors toli. Jie, taip sakant, yra mums po kojomis. Na, o švaistymą identifikuoti padeda švaistymo šaltinių žinojimas ir pažiūrėkime, kaip švaistymą apibrėžia Lean. Lean išskiria 3 švaistymo tipus. Tai yra muda, ta nereikalinga veikla, nuostoliai, kurie ir pažeidžia sąlygas, kada kuriama vertė. Muri, tai yra per didelis krūvis žmonėms arba įrangai, sąlygojantis pačias įvairiausias problemas. Ir mura, tai yra užduoties nepastovumas, netolygumas, kas reikalauja rezervinių resursų.
Kitaip sakant, tai yra ta situacija, kada norint atlikti visas užduotis, mums reikia palaikyti maksimalius resursus pagal maksimalią užduotį. Jeigu šiame pavyzdinėme grafike mes turime kintantį darbų krūvį, kuriam atlikti mums reikalingas skirtingas operatorių arba darbuotojų skaičius, norėdami jį atlikti laiku, mes turėsime palaikyti tuos resursus, tą operatorių skaičių, kuris yra priderintas prie maksimalaus darbo krūvio. Kaip tik tai ir yra mura. Murą reikėtų pašalinti visų pirma, tam, kad stabilizuoti vertės grandinės procesus. Kita vertus, dažniausiai sutinkamas švaistymų šaltinis yra muda. Lean detalizuoja mudą šaltinius, nes tai yra švaistymai esantis kiekviename procese, kiekviename darbe. Jie dažnai tampa tokiais įprastais, kad net mes jų nepastebime. Ir švaistymų stebėjimas yra skirtas tam, kad mes sugebėtume pastebėti ir įvardinti švaistymus, muda šaltinius. Yra išskiriami 7 muda šaltiniai: defektai, perteklinė gamyba, transportavimas, plaukimas, atsargos, žmogaus judesiai ir perteklinis apdorojimas. Šie muda šaltiniai yra susiję su žmogaus darbu, su atliekamo darbo kiekiu ir su atliekamo darbo kokybė. Tam, kad mes pastebėtume mudą arba švaistymus, mums reikalingi įgūdžiai ir tos įgūdžius geriausia įgyti darbo atlikimo vietoje arba gemboje. Reikia stebėti gembą, kad pamatyti, kokius švaistymus mes ten turime. Pabandykime apie juos kiekvieną iš eilės. Defektai darbo brokas yra pakankamai suprantami, logiški ir įprasti švaistymo šaltiniai. Tai yra darbas su klaidomis ar trūkumais, reikalaujantis pakeitimo arba perdarimo. Ofisinėme administraciniam darbe tai gali būti duomenų įvedimo klaidos, arba klaidos nustatant kainos, ar informacijos trūkumas, ar terminų nesilaikymas, prarasti įrašai, duomenys ir panašiai. Gamyboje tai yra tiesiog brokas, perdarimas ir pakartojimas, broko taisymas, neišlaikyta specifikacija, taip pat kelinti broko taisymą arba brokavimą, sudėtinių komponentų trūkumas galutinėme gaminyje ir panašiai. Perteklinė gamyba apibrėžima Lean sistemoje kaip blogiausias muda šaltinis, nes jis akumuliuoja visas organizacijos problemas. Perteklinė gamyba yra gaminimas daugiau produktų arba anksčiau nei reikia klientui, arba ruošimas didesnio kiekio informacijos, arba anksčiau nei reikia klientui. Ofiso administraciniam darbe tai yra didesnis kiekis informacijos, tai yra nereikalingų raportų ruošimas, papildomų kopijų darimas, žmonių kvietimas į susirinkimą dėl viso pikto, elektroninių žinučių platinimas nepatikrintais sąrašais. Gamyboje tai yra gamyba į sandėlį remiantis prognozėmis iš ankstinėmis, gal prireiks, turėtų prireikti. Tai yra batch tipo arba partijos tipo gamyba, prisitaikant prie įrengimų pajėgumo. Tai yra gamyba su tikslu geriau išnaudoti turimus gamybinius pajėgumus arba turimą personalą. Tegul dirba, duokime jiems darbo. Transportavimas. Tai yra resursų, medžiagų ir informacijos perkelimas nesukuriant vertės. Ofiso administravimui tai gali būti bylų nešiojimas, parašų rinkimas, centralizuotas archyvavimas. Tai gali būti sprendimų priėmimas bendruose susirinkimuose, kai informacija yra nešama į kažkokią tai sprendimo priėmimo vietą, sprendimas nepriimamas to jau pat. Gamybos atveju tai yra medžiagų transportavimas, įsandėliavimą arba išsandėliavimo, komponentų transportavimas tarp cechų, pusgaminių nebaigtos gamybos pernešimas dėl blogos išdėstymo schemos tarp įrengimų ir panašiai. Laukimo muda. Laukimas yra prarastas laikas, kai medžiagos, instrumentai, informacija ar žmonės nedirba, nepanaudojami, nes jie nėra pasiruošę darbui arba neturi darbo užduoties. Ofiso veikloje tai yra IT sistemos, gedimas, perkrovimas, darbas prie jos.
parašų rinkimo ciklas, laukimas, kol klientas duos atsakymą į mūsų paklausimą, į mūsų pasiūlymą, dokumentų redagavimas, kai mes siunčiame paštu ir laukiame, kol gavėjas jį gaus ir peržiūrės, gilinimasis į komplikuotą informaciją, į užduoties kontekstą. Paskutinysis punktas yra labai svarbus, nes pakankamai dažnai prarandame laiką, nežinodami, kokia bus, gilindamiesi į užduotį, nežinodami, kaip jį atlikti. Lean sistemos požiūriu tai yra muda, tai yra švaistymas, nes darbas dar nėra atliekamas. Laukimas gamyboje. Tai yra žaliavų arba komponentų laukimas, kol tiekimas mums juos atveš, kokybės kontrolės rezultatų laukimas arba tos pačios darbo užduoties laukimas, laukimas, kol bus pataisytas prietaisas, įrengimas, kol bus perderintas įrengimas. Taip pat laukimas yra taikomas nebaigtos sukauptos gamybos požiūriu, tai yra atsargų požiūriu. Tai yra nebaigta gamyba, kuri laukia savo eilės, kada mes ją panaudosime, kada mes toliau ją pastumsime vertės grandinę link pinigų. Atsargos. Atsargos yra daugiau informacijos arba produktų, nei šiuo metu reikia. Ofise administracijoje tai yra kaupiamos bylos, ofiso priemonės, sukauptos, pašto žinutės, papildomos dokumentų kopijos arba tiesiog duomenys, kuriuoms paskirties mes kol kas nežinom, bet galbūt prireiks, darome jų kopijas. Gamybos atveju tai yra mes kaupiame žaliavas, sandėliuojame. Mes sandėliuojame nebaigtą gamybą arba pagalbinės priemonės darbui. Pakankamai dažnai mes turime atsarginius prietaisus ar atsarginius įrengimus, taip pat palaikome perteklinius pajėgumus, gamybinius plotus arba nepanaudojame žmonių. Tai yra atsargos, jos naudojamos neracionaliai, dėl to tai yra švaistymo būdas. Iš tikrųjų, atsargos yra rezultatas kitų proceso problemų arba kitų muda šaltinių. Atsargos tampa neišvengiamos, kai procesas stabdo tarpusavėje nesuderintos operacijos, kai jos yra lėtos ir greitos, kai perderinimo trukmė yra pernelyg ilga, kai turime broko ir panašiai. Atsargų pagalba mes apeiname problemas, jų nesprendžiame. Mes padarome rezultatą, neišspręsdami problemų arba jas paslėpdami po atsargomis. Atsargų lygis yra tarsi upės vandens lygis. Kai jisai yra aukštas, mes nematome srautui trukdančių problemų, nematome akmenų. Tačiau jeigu atsargų lygį mes sumažintume, mums problemos pasidarytų pakankamai aiškios ir mes matytume, su kuo mes galime dirbti, su kuo mes privalome dirbti, kad procesai mūsų taptų sklandesni. Taigi atsargų mažinimas apnuogina problemas ir paskatina problemų sprendimą. Judesių muda. Tai yra, judesiai yra žmogaus judesiai, kurie nesukuria vertės. Ofiso veikloje tai yra dokumentų paieška, informacijos rinkimas žinynuose, kataloguose, ėjimas prie bendro naudojimo printerių ar tiesiog lankstymasis neergonomiškai organizuotoje darbo vietoje. Gamyboje tai įrankių darbo priemonių siekimas, ėjimas jų paimti, operacijos perkelimas nuo vieno įrengimo prie kito, ėjimas prie bendro naudojimo prietaisų arba vėlgi neergonomiška darbo vieta. Žmogaus judesius pakankamai dažnai fiksuojame, sukurdami vadinamą spageti diagramą, kaip tik daugybė linijų ir parodo, kiek neekonomiškai yra panaudojama žmogaus resursas arba kiek judesių švaistymų mes turime. Ir perteklinis apdorojimas kaip švaistymo rūšis, tai yra papildomas klientui nereikalingas darbas arba klientui nereikalingos produkto savybės. Tai yra aukštesnė kokybė, kurią mes stengiamės suteikti, nors klientui to nereikia. Ofiso administraciniam darbe tai yra duomenų pertikrinimas, perorganizavimas, perteklinė kontrolė, pertekliniai funkciniai suderinimai arba platesnės apžvalgos, jų šlifavimas ir panašiai. Gamyboje tai gali būti perteklinis dokumentavimas, pernelyg siauros kokybės tolerancijos ribos, pernelyg sudėtingas dizainas arba, tarkime, spalvota techninė dokumentacija.
Šioje vietoje įmonės pakankamai dažnai daro klaidą sakydamos, kad kuo aukštesnė kokybė, tuo geriau. Iš tikrųjų, kokybė turėtų būti subalansuota su kliento poreikiais ir tada mūsų darbas taps ekonomišku, taps racionaliu. Reikia padaryti vieną labai svarbų stabtelimą šitoje vietoje. Jeigu visą atliekamą darbą mes suskirstytume į klientui reikalingą darbą, kurį neabejotinai mes norėtume, kad jo būtų mūsų procese kuo daugiau, į darbą, kas yra grynasis švaistymas ir kurį neskausmingai mes galime pašalinti iš savo procesų ir nuo to nenukentėtų nei klientas, nei pats procesas, yra trečioji atliekamų darbų rūšis, tai yra nesukuriantis vertės darbas, tačiau būtinas dabartinėme procese. Ir ši būtino švaistymo koncepcija yra labai svarbi, nes dalis darbų vertės klientui nesukuria. Klientas galėtų be to apsieiti, klientas į tai nekreipia dėmesio, jo gali netgi nežinoti. Tačiau šie darbai yra neišvengiami dabartinėme procese. Mes negalime jų atsisakyti, nes procesas dėl kažkokių tai priežasčių sustos arba nukentės. Taigi šios švaistymus mes galime sumažinti tik tai pakeisdami patį darbo procesą ir jie yra tikrasis procesų analizės objektas. Laikinas būtinas švaistymas. Švaistymų šalinimui galime suformuluoti 7 paprastas taisyklės susijusias su 7 švaistymų šaltiniais. Defektai. Norint sumažinti defektus, reikia rasti pirminę defekto atsiradimo priežastį. Reikia kontroliuoti atliekamo darbo kokybę kiekvienoje operacijoje. Perteklinę gamybą sumažinti galima gaminant tai, ko reikia, kada reikia ir tuo kiekiu, kiek reikia klientui. Jeigu mes prisitaikysime prie klientų poreikio takto, mūsų perteklinė gamyba turi sumažėti. Transportavimo mažinimas, tai yra reikia mažinti perkelimo atstumus, reikia perplanuoti darbo cechus, reikia taikyti darbo vietos dizaino instrumentą. Laukimo mažinimas gali būti pasiektas, jeigu mes suprasime kiekvienos proceso grandies trukmę ir ritmą, jeigu ją mes suderinsime su kliento poreikiais. Tai vėlgi grįžimas prie kliento poreikio ritmo ir mūsų proceso ritmo. Tiek takto suderinimas su atlikimo trukme. Atsargos. Atsargos yra kitų švaistymo rūšių simptomas ir jeigu mes sugebėsime pašalinti kitus švaistymus, atsargų nebereikės. Atsargos natūraliai turės mažėti arba jos galės išnykti. Judesiai. Norint sumažinti judesių švaistymą, reikia koncentruotis į operatorių darbo ergonomiją, nepamirštant darbo saugumo ir randant geriausią būdą darbo atlikimui. Čia yra labai galingas standartizuoto darbo instrumentas. Ir perteklinis apdorojimas gali būti sumažintas, suprantant tikruosius kliento poreikius ir pildant tikruosius kliento poreikius. Lean sistemos instrumentai yra vadybiniai metodai skirti švaistymo šalinimui. Lean yra sukūrusi visą eilę instrumentų, kurie šalina šios švaistymo būdus, kurie yra pritaikyti šių švaistymo šaltinių pašalinimui. Ir švaistymai yra pašalinami juos stebint, pritaikant tinkamą Lean instrumentą arba priešingai. Jeigu procese mes diegiame Lean sprendimą, Lean instrumentą ir sutinkame švaistymo rūšį, mes tą švaistymą galime pašalinti. Siūlau išbandyti šio mokymo modulio veikimą, pasimti į Gembo darbo užrašus, pieštuką, eiti išilgai vertės grandinės ir stebėti, kaip kuriamas produktas tarsi juda vertės grandinė. Reikia užsirašyti visus švaistymo atvejus ir tokiu būdu mokintis juos pamatyti. Labai svarbu yra neskubėti, skirti pakankamai laiko, pakankamai dėmesio procesų stebėjimui. Reikia stebėti, ar darbas plaukia nestabdomas, ar operacijos atliekamos vienodai, kartojamos vienodai, ar nesikaupia atsargos tarp operacijų.
Ar žmonės laukia, kol automatai dirba, ar jie tuo metu atlieka kitus darbus. Ar aiški darbų atlikimo tvarka ir taip toliau. Čia reikia prisiminti 7 muda šaltinius ir šitas prisiminimas, jų identifikavimas gemboje, kaip tik ir padės mokintis stebėti švaistymus. Beje, gemba tai yra ta vieta, kur iš tikrųjų vyksta darbas. Labai svarbu pačiam savo akimis pamatyti, kaip darbas yra atliekamas. Nepasiremti arba nepasitenkinti kitų nupasakojimų, ataskaitomis, apibendrinimais, standartizuoto darbo aprašymais ir panašiai. Reikia pamatyti, kaip iš tikrųjų darbas atliekamas, tik tai tada mes galime pamatyti, kokie iš tikrųjų švaistymai jame yra. Stebėjimo trukmė neturėtų būti mažesnė kaip 2 valandos. Reikia ramiai, neskubant viską pamatyti, tada mūsų rezultatas iš tikrųjų turėtų būti geresnis. Stebėjimo rezultatus būtina aptarti. Reikia aptarti kiekvieno stebėtojo užfiksuotas pastabas, dalyvaujant padalinio atstovams. Reikia išsiaiškinti, kas buvo stebima, koks yra paaiškinimas, kokia yra priežastis, kokia yra pastebėto švaistymų priežastis. Diskusijos rezultate reikia paruošti problemų sąrašą, išgryninti pastabas, jas palikti tik tai tikrasias problemas. Ir reikia numatyti problemų sprendimo būdą. Dalis problemų bus pakankamai akivaizdžios ir joms galima iš karto paruošti sprendimo ir kontrolės lapą, ką darome, kada darome, kas atsakingas ir kaip kontroliuosime. Tuo tarpu dalis problemų bus greičiausiai sudėtingos, kompleksinės, ir jų sprendimo mes nematome iš karto. Tačiau mes galime numatyti problemos eskalavimo būdą, kur, kada bus šita problema iškelta diskusijai, aptarimui ir tolimesniam sprendimui. Labai svarbu žinoti, kad dėl problemos kalti ne žmonės, o pats procesas. Reikia nebijoti problemas iškelti. Ši nuostata Lean sistemoje yra pamatinė. Tai yra labai svarbu, kad žmonės pasitikėtų, jog problema yra ne žmogaus problema. Problema susijusi su proceso nesklandumu. Tokiu atveju problemos tampa auksu, kiekvienas problemos iškėlimas mums suteikia galimybę tobulėti. Šalindami problemas mes pageriname savo dabartinę situaciją. Tai tiek trumpai apie švaistymų stebėjimą. Kaip ir kiekvieną Lean metodą, Lean nuorodą, reikia išbandyti praktikoje, reikia priprasti, reikia įgyti įgūdžius. Pridursiu tik tai, kad būdų problemą identifikuoti ir spręsti yra daug, tačiau ne vienas jų neveikia be mąstymo ir be darbo. Linkiu sėkmės, ačiū, Saulius.